Labas rytas, draugai. Ot mano rytas prasideda šitą. Rytą pasiliksiu įsidžiovinimui ir susitvarkymui visų problemų, kurias apturėjau per 2 dienas. Šitą pagalio darysiu džiovyklą. Aida rankos, visos rankos nudraskytos. Kojos irgi ne ką geriau atrodo. Vakar skaudėjo miego metu kojas nuo dilgėlių, kur pirmą dieną ten bridau per tuos šabakštynus. Tai perštėjo visą naktį. Šiandien skaudėjo visas žaizdelės, tos, kurios buvo padarytos medžių šakų, akmenų. Reikia būtinai pasiimti kažką žaizdoms, nes tvarkyti antiseptikų visokiausių. Nes per tokius balkius ten tiek reikia persikelt, persiverst, tai tikrai kažką nusidraskyst. Truputį akis neramina. Vakar plaukiant įkrito kažkoks šakaliukas ar kažkas ten per tas šakas, ar trenkia kažkas į akį. Tai šiąnakt tokia visa tokia apsiglaumojus, piršti, bet išplovau su vandeniu, kaip ir šiandien geriau. Tai aš einu darbuotis, o jūs gal pažiūrėkit drono kadrų. Gera mintis, pažiūrėkit drono kadrų. Nugi visai gražiai vieta šia, ne? Neveikia powerbankas vienas. Eina savo. Dar patikrinau, normaliai veikia. Dabar nebeveikia. 8 eurų mokėjau šitą. Baseus geras powerbankas. Vat ir geras tau. Lidlinis iš 14. Puikiausiai veikia. O tik palapinės vietą pasirinkau nelabai sėkmingai. Pastačiau tenais. O visa saulė yra čia, toj pusėje. Irgi galvoju ant to šlaito statyti, ar ant ano šlaito statyti. Na čia. Viską reikės dabar nešti čia, nes šitas properša yra tokia. Ir reikės pasikrauti, kiek įmanoma, viską įsidžiovinti. Ir bandyti toliau keliauti. Mums reikės va tenais. Eisiu dar pažvejoti, truputį čia gera vietelė tokia, pamėtysiu pinigą. Buvo visai pamiršęs per tos vargus. Gal todėl taip sunkiai ir sekės. Pamiršau Neptūnui įpilt. Oi, tu savo. Nu, tikėkimės nuo šitos tradicijos geros baigsis mano vargai. Ir galėsiu Dubysą pasidžiaugti visapusiškai. O, ten jau matos šapaliukai plaukia. Ten tiesiai įpyliau žalių 9, tai pradėjo plaukėti iš karto. Aš susidėjau tokį vat mepsiuką. Galvoju, nu ten pamėtysiu. Ten mačiau yra šakalių visokių privirtusių. Bet gal kokį nors ir
pavyks užgaudyti. Jėga. Opa. Gera, eina savo, kokį šapalą įroviau. Šantrą metimą. Nu va, kažkaip šiandien geriau jau, nuotaika geresnė, nes prieš tai buvo šlapia, šalta, sunku. Mano akis tai tokia šiaip sau. Kabinoju balkį. Masalas išgelbėtas. Šapalą teko paleist. Neturiu aš kada čia tų laužų kurti ir tų žuvų kept. Svarbiau man dabar yra įsidžiovinti viską. Apie irklą papasakosiu. Bendrai papasakosiu apie irklą vėliau, kai plauksiu. Žiūriu, tas laikas tirpsta, čia nėra kada žaist. Nes jau turim 10-16. Kol dar čia viskas susipakosiu, kol pavalgysiu, tai tik 11 kokia išplauksiu, tai gerai. O, palapinė kur? Jėga. Einam gaudyti. Labas. Žinot, kad mėgmaišį geriau yra va taip sugrūst, o ne lankstyt. Šiąnakt biškelį čižinukas buvo išgąsdinęs, atsikėliau naktį, galvojau, kad prakiuro, bet nežinau, panašu, kad ventilio buvau neužspaudęs iš vieno, pripučiau kaip ir nieko. Nu ir burdokėlio kaip nebebūta. Plaunu bliūdus ir į kelią. Toliau džiunglės. Vėl lyst po medžiais reikia. Bet jau prapjaustyti čia lengviau praplaukti tikrai. Nei buvo ten. Kas norint palavinti baidarės valdymo įgūdžius, tai va, Dubisa. Tiek čia yra labirintų. Turi pralysti, prasukti, perlipti per rastą. Eina savo. Tai nori palavinti įgūdžius, varyk į Dubisą. O aš naivuolis, apsimoviau kruoksus, galvojau, čia viskas jau. Va, vėl į savo britbačius. Ir vėl braidam. Vienas baidaris galas čia įsirėmęs. Kitas įsirėmęs kažkur tai ten, aš po medžiu. Krapštykis tu kaip nori. Dar galvojau baidarę įsivalyti. Gerai, kai nevaliau. Koks gražus vaizdelis čia.
kai dar gražesnis čia. Gylis tai kitoks. Kartais plaukiu ir galvoju, praplauksiu ar nepraplauksiu. Dar viena kliūtis įveikta. Nu, štai baidarė jau to išmoks ir ant galvos stovėt turbūt. Panašu, kad atplaukiau jau į geresnę vietą Dubysos. Ten turėtų būti pagal mane Kražantė. Aš atplaukiau iš anos pusės, čia įteka ir upė jau pasidaro ženkliai platesnė. Ten tiltas kažkoks matos, pažiūrėsiu žemėlapį, bet panašu, kad įveikiau pačią baisiausią Dubysos dalį. Yes! Eina savo, vienu momentu galvojau, viskas jau pasiduosiu. Tikrai buvo jau nebegera net. Bet ačiū Dievui, kad užteko valios nepasiduoti. Ar tu tokia upė, eik tu jau čia, eik tu savo, aš tokio platumo nesitikėjau pamatyti Dubysos. Taip švelniai pirmoji rieva paimta. Kragai su manim keliauja link Ariogalos. O Ariogalai gyvena mano draugė Rūta. Rūta, jeigu žiūri, tau linkėjimai. Panašu atplaukiau į civilizaciją. Jau pirmosius baidarininkus sutikau. Čia viršui muzika groja. Jau bus lengviau. Reikėtų į parduotuvę, nes vandens mažėja. Duonas nusipirkti, bulkos, nes viskas sušlapo man. Turbūt, kad viskas. Aišku, šiandien sekmadienis, tai tų ką aplenkt bus nemažai. Atsargi, matai, pakelk ir pakelk. Gerai, pastums. Ačiū. Ai, irklas. Labai ačiū Bračia Sport kompanijai, komandai visai. Nu, irklas tai pasaka. Tai pilnai anglinis, mentis irgi anglies pluošto. Ko jis nematė per šią kelionę, tai ir akmenų, ir dumblo, ir atsispyrimų, atsistumimų. Ilgis 2,35, yra prasilginimas iki 2,40, 2,45. Ir mentis, nežinau, mentis yra didesnės negu buvo nuo irklo. Tai 1 centimetrų ilgesnė ir 2 platesnė. Tai ženkliai geriau eiktų, užkabini, normaliai kabinasi. Tai dar kartą ačiū Bračiai. Sėkmės kelioniai, pasiekti galutinį tikslą. Ačiū. Laimingo kelią. Visą. Greit pasimatysim. Turėtumėm susitikti dar. Ačiū chebryte už vandenį ir vandens gėrimą su tojais miežiais. O aš užsidėjau kraut powerbanką, tai vieną beturiu, tai kažkaip reikia su elektra įsispręsti problemas. Ačiū už vandenį.
Apsitvarkiau biščiuką tą visą šiukšlyną, jovalyną, tai dabar upė plati, oras geras, judam. Viso. Ačiū. Esi buvęs YouTube? Da? Esi buvęs YouTube? Jo. Ačiū tau už geros kelionės, o tau linkiu perplaukt visas Lietuvos upes. O čia vada jau Dubysa visai kitokia, jinai tikrai tos medžių lajos užkritusios ant upės. Gražiai, tokiais medžių labirintais plaukiai. Jo, brangus baidarininkai, nepalikinėkit šiukšlių. O kur žmogus, ten ir šiukšlynas iškart. Aš galvočiau, baidarių nuomininkam reikėtų priverstinai padaryti, kad praplauktų ir susirinktų šiukšlės. Nes jų klientai mėto, jie dėl to gauna pelną. O kodėl ne? Jau galvojau, bus pasibaigę tą šabakštynės, bet nu ne, vis tiek nesibaigė. O gyvūną aš labai stengiuosi daug netrukdyti, neplauk šalia jų. Tegul jie gyvena savo gyvenimą, o aš gyvensiu savo. Ir su mažais, kai yra su mažiukais, tai aš stengiuosi prie jų nelįst arti. Labiausiai, ko noris plaukiant, yra morkos, obuoliai, agurkai. Nu, tokių žiauriai noris. Nes riešutai visi tie baltonėliai jau atsibosta. Tai kol ilsiuos, truputį padariau baidarės patobulinimą. Ką čia dar šitą užsidėjau. Čia pasidariau tokia nugarėlės, jisai prisiklijuoja arba atsiklijuoja, truputį statesnė arba nuožulinesnė galiu pasidaryti, nes man kartais atrodo, kad aš per daug guliu ir noriu tokios statesnės nugarėlės. Truputį pailsiu, užkandu lengvai ir toliau kabliuojam. Ta nugaros įsiėmiau nesąmonę visiškai. Vėl kvepia šašlykais, o aš kaip tik noriu valgyti. O, labai geras kvapelis. Maironiai. Tokia yra va stovyklavietė. Ir ten kažkur girdis motociklai važinėja, tai nežinau, ten gal pabandysiu sustoti, ten motokroso trasa, kiek žinau, yra. Eik tu, o kaip gerai varo jisai. Nu jo, dar kartą. Pas mane įsijungia relax režimas, aš savo ramiai va. Anksčiau, o tai baidariai koją sukėlęs nepasėdėdavau.
kažkaip nestabilu būdavo. Dabar jau galiu, sėdžiu, jokių problemų. O čia įsikūrusios blezdingas. Šiandien ryte įpyliau dėdį Neptūnui. O, ir turėk. Ramu, tyku. Jūs galite įsivaizduoti, kiek pakilo upė? Eik tu sau. Čia yra kokie, ką žinau, 2 metrai. Nusirklų pamatuosiu. Jo, apie 2, virš 2 metrų. Į ten žolės viršuje užkab. Eina sau. Ля-ля! Sobinė šlapia. Bet tai buvo gerai. Čia kažkur per varžtą gerai kliuvo. Eina savo. Iš karto adrenalino sukilo. Gerą užtvankėlę. Jau 6 valandos, nuplaukiau 30 km. Nuo 11 šiandien pradėjau. Nėra interneto ryšio čia. Visiškai nei interneto, nei priskambinti negali. Bet tiek laiko užtrunka pastatyti man palapinę. Reikia pasidaryti normaliai verandą. Tai dabar parodysiu, kiek man užtrunka laiko viską viduje pasiruošti. Nu va, ir viskas, ir lova paklota. Prieš einant gult į čiužinuką kokius 5-6 pūtimus. Ir viskas. Ir gali eit miegot. Bandysim užsikurti lauželį. Ir pasigaminti maistą lauže. Bet noriu, žinau ko noriu. Noriu virtų bulvių su konservais. Turiu agurkų. Ale bus skanu. Ir dar šiandien gavau miežinio gėrimo iš vieno gero žmogaus. Tai Susiteik dar. ką tik skambinau su tėčiu, tai sakė, 2 dienos dar oras bus geras, trečiadienį rodo daug lietaus. Tai žiūrėsiu, reikės galvoti, iš tikrųjų nenoriu per lietų daug plaukti. Iki trečiadienį gal reikia pabaigti. Tai aš dar greit supažindinsiu jūs su savo apartamentais. Čia turi miegamai, čia yra nuosavas paplūdimys. Žvejybos vieta, baseinas, čia yra virtuvė, čia yra vonia. Tai šitam patiekalui mums nieko daug ir nereikės. Tai reikės petelnės, aliejaus alyvuogių, konservai,
Ir daržovės, bulvė, morka, svogūnas, česnakas. Reikės mums patiekalui chmelį sunėlį, pipirai, druska. Čia viską jau susipjauščiau. Tai viskas atrodo šitaip. Čia sudedu viską, ką susipjaučiau. Tada prieskoniai, konservai, makal. O jeigu norit pažiūrėti kulinarinių šou, eikit į kitą kanalą. Pjaustymų lentutę indaplovę. Nes mūsų pagrindinis patiekalas, reikia eiti nusiprausti. Patiekalas gavos va toks. Kažkas gal truputį daugiau padegė, kažkas mažiau. Kol maudais, tai va taip ir gaunas. Oi, nusiaukai buvo skanu. Ne idealiai, bet žiauriai skanu buvo. Žvejyba ar dronas? Aišku, žvejyba. Žvejyba nesėkminga. Lietus lyja. Eisiu miegot. Labas, žinau, kad mane žiūri šeimyna iš Gargždų. Patricija, ten tu? O, labas, Patricija. O kur Adas? Adai, nematau tavęs. Kur tu? Adai, labas. Noriu jums perduoti linkėjimus. Žiūrėkit toliau mano video. Esu dabar netoli Lydų vienu. Tai šiandien labanaktis. Diena buvo ate. Kad jūs įsivaizduotumėt, kaip čia fainai. Guli, interneto nėra. Priskambint sunkiai. Paukščiukai čiulpa. Ai, nu, savo kaip gerai.